Sveiki! Peržiūrėję šį vaizdo klipą sužinosite, kaip naudoti indikatorius, keisti jų parametrus, bei kaip įkelti nestandartinius indikatorius. Indikatorius įkelti galite naudodami navigatoriaus langą arba grafikų meniu juostoje paspaudę ant mygtuko indikatoriai. Šiuo atveju pasirinksime vieną iš populiariausių krypties indikatorių – slankųjį vidurkį. Paspaudus yra atidaromas indikatoriaus parametrų langas. Čia pasirenkame indikatoriaus periodų skaičių, kuris parodo keli periodai bus naudojami apskaičiuojant vidurkį. Dažnai didesnis periodų skaičius naudojamas norint nustatyti bendrą tendenciją, trendo kryptį, o mažesnis periodų skaičius naudojamas pozicijos atidarymo signalams. Taikant apskaičiavimo metodą dažniausiai naudojamas paprastas vidurkis arba eksponentinis vidurkis, kurį skaičiuojant naujausiems periodams yra suteikiama didesnė reikšmė. Taip pat pasirenkame, kuri kaina bus naudojama skaičiavimuose. Dažnai indikatoriai apskaičiuojami pagal periodo uždarymo kainą. Pasirenkame spalvą ir linijos tipą. Lygių skiltis dažniausiai naudojama osciliatorių tipo indikatoriuose, kuomet nustatomos minimalios ir maksimalios reikšmės. Vizualizacijos skiltyje nustatome, kokių periodų grafikuose bus vaizduojamas indikatorius. Pasirinkę norimus parametrus spaudžiame OK. Jei norite pakeisti indikatoriaus parametrus arba pašalinti indikatorių, galite ant indikatoriaus paspausti dešinį pelės mygtuką ir pasirinkti šalinti arba savybės. Taip pat ant grafiko paspausti dešinį pelės mygtuką ir pasirinkti indikatorių sąrašą, o jame reikiamą indikatorių. Nustatę reikiamus indikatorius ir jų parametrus, galite išsaugoti šabloną. Ant grafiko paspauskite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite šablonai, bei išsaugoti šabloną. Įrašome šablono pavadinimą ir spaudžiame Save. Atidarius naują grafiką, visų reikiamų pakeitimų daryti iš naujo nebereikės. Pasirinkime įkelti šabloną ir visi indikatoriai ir nustatymai įkeliami automatiškai. Jei parsisiuntėte nestandartinius indikatorius, juos reikia įkelti į MetaTrader 4 instaliacijos katalogą. Ant prekybos platformos nuorodos paspauskite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite Properties ir Open File Location. Tuomet atidarykite katalogą Experts, Indicators ir nukopijuokite indikatorius. Kopijavimo metu MetaTrader 4 prekybos platforma turi būti išjungta. Jei paliksite įjungtą, tai nukopijavus restartuokite platformą. Nukopijuotus indikatorius rasite nestandartinių indikatorių skiltyje. Tikiuosi, ši informacija buvo naudinga. Jei turėsite klausimų, būtinai kreipkitės ir mes visada padėsime.